Prieš 3 metus pabaigiau mokyklą ir iš anglų egzo gavau 97 balus. Ir štai mano 5 patarimai, apie kuriuos nei vienas iš mano mokytojų man nekalbėjo. Pirmas ir pats svarbiausias - mokykitės ir kalbėkitės su savim garsiai. Einat į parką, į mišką, belekur, namie, sėdit vakare, nežinau, naktis. Tiesiog įsivaizduokit, kad dabar yra kalbėjimas ir jūs garsiai kalbat tiesiog su savim. Žiauriai durnai skambės, bet kai prasit, aš pažadu. Jums labai patiks ir žiauriai padės. Numero 2. Man tikrai nesvarbu, jeigu jūs per kalbėjimą jaudinsitės. Svarbiausia, kad jūs tiesiog feikintumėt ir būtumėt pačios geriausios nuotaikos ever. Klauskit tų, kurios stebi jūsų egzaminus. Hi, how are you? Ta prasme, būkit antiek pasiruošę, net jei ir nemokat anglų. Ta prasme, būkit geros nuotaikos. Trečias punktas - tiesiog mokykitės iš praeitų metų egzaminų. Žiauriai nuobodu, bet bele kaip gerai veikia ir realiai jums, jeigu ten reikia išmokti kokią laiško struktūrą ar dar kažką, jūs išmokit mintinai ir viskas. Jums nieko nebereikia daryti. Tiesiog nueikit pas savo mokytoją, duokit jam perskaityti ir kai gausit 10 iš to darbo, jūs jį mintinai išmokit ir tada panaudokit egzamine. Aš turiu omeny struktūrą, o ne žodžius. Ketvirtas punktas. Išmokit kokius 10 žiauriai stiprių žodžių, kurie gal niekada gyvenime jums nepagelbės, dėl to, kad aš juos irgi visus pamiršus, tuos sinonimus ir definicijas viską. Tiesiog išmokit tam kartui, tam egzaminui. Jums daugiau jų niekada nereikės, panaudosit ir gausit plius taškų, nes jūsų visas darbas atrodys rimtesnis. Ir paskutinis, bet neprašiausias, klausykitės anglų kalbos filmų, podcastų, muzikos, realiai visko. Tiesiog visur savo nustatymuose irgi padarykit būtinai į anglų kalbą ir aš jums tikrai pažadu, kad jums pagerės situacija. Galiu parekomenduoti AI-aus podcastus, tai per Astra AI galite tiesiog patys susikurti kažkokį podcastą pagal savo reikalingą kažkokią informaciją, kurią turit išmokti būtinai ir žiauriai gerai. Šitenais ir flashcardus galite visokius spręsti. Žodžiu, tie, kas dar laikysi tos egzus, jūs turite tikrai pakankamai laiko, kad ir per 2 mėnesius galite pasiruošti tiesiog idealiai ir svarbiausia pasitikėkit savim, nes pasitikėjimas savim jau pusė darbo ir jeigu net nežinot, kurį atsakymą spausti ten iš tų listeningų užduočių, niekada nepalikit atsakymą laisvo. Prašau, niekada gyvenime. Ar ten žodelį kokį rašyt. Visada viską užpildykit, kad ir kažkokią nesąmonę parašysit geriau negu nieko.